Visi paviršiai vis tiek prieš tai turi būti paruošti. Ar paviršius buvo tinkuotas, jis vis tiek gali byrėti. Automatiškai mums vis tiek reikia jį gruntuoti, kad dėl to giluminių gruntų. Būtina. Jeigu paviršius, sakykime, tai buvo dažytas, galbūt senokai, tai lygiai taip pat mums reikia irgi pasiruošti. Vadinasi, mes ar nusiplauname tą paviršių nuo visų riebalinių dėmių, patikriname, ar paviršiai tvirtai laikosi, ar nėra kažkokio atšokinėjusių dalelių. Jeigu viskas tvarkoje, vadinasi, mums gruntuotis ant dažyto paviršiaus giluminių gruntų nereikia. Užtenka tik tai nusigruntuoti tais gruntiniais dažais. Tačiau jeigu visgi paviršius buvo jau naujai darytas, glaistyta yra, šlifuota ir paskui vis tiek reikia gruntuoti, būtinai giluminių gruntų. Sakykime, kalba yra apie dabar pagrindo paruošimą. Kontrastingus paviršius mes gruntuojame gruntu Alpina Accent Grunt. Sakykime, kodėl to reikia, kad mums būtų pagrindas vienodas, vienodai baltas. Jis nebūtinai turi būti visiškai lygus, bet būtų gerai, kad visgi tas paviršius būtų kažkokio šilko matiškumo. Kas yra kontrastingi paviršiai, sakykime, tai jeigu yra tapetai, jau buvo dažytos sienos kažkokios tai spalvos ir mums vis tiek reikėtų tai suvienodinti. Pradžia su visų struktūrinių dažų, kaip ten juos įdirbti, tai pradžioje yra volelis, struktūrinis volelis, aišku, nieko ypatinga, tiek, kad tai yra būtent alpinas, kaip ir dažų alpina, taip ir volelis, ilgo plauko 20-tukas. Visą laiką yra svarbu volelį įdirbti. Tai kažkiek tai galbūt ir užima laiko, bet tai visiškai mums nesvarbu, nes mes turim pasiekti rezultatą, o ne greitai padaryti. Volelio įdirbimas, kaip visą laiką, yra elementarusis darbas, girdimas. Štai, kai volelis jau praktiškai pradeda čiuožti per paviršių, vadinasi, jis jau yra gerai prisigėręs ir galime tepti jau ant paviršiaus. Tepama į visas pusės. Visą laiką dirbam daugmaž kaip šachmatų lentos vaizdu. Vienas kvadratėlis kažkiek tai užsidėjom, šalia kitas. Paskui dedam kitą. Tada bus vėl taip pat. Vėl dėsim čia kvadratėlį, dėsim čia ir dėsim čia. Ir kaip visą laiką, jeigu mes jau į visas pusės tuos dažus voliojame, užbaigimas visą laiką turi būti griežtai į vieną pusę. Tai būtų nuo viršaus į apačią. Nuo viršaus į apačią, į apačią, į apačią. Tam, kad visos šitos pakelti spygliukai mūsų dekoratyvinių dažų linktų į vieną pusę. Vadinasi, atspindys bus, jei žiūrint priešais langą, vienodas. Nes jeigu tik tai mes, sakykime, brauktumėm šitaip, paskui va šitaip, kol kas atrodo gal ir daugmaž tolygiai, bet kai išdžius visą laiką atrodo, kad tai bus kaip juosta tamsesnė, juosta šviesesnė. Viskas tik dėl atspindžių. Dėl to užbaigiam visą laiką vienodai. Kai kam galbūt tai būna per grubu, sakykime, ar per vienodai atrodo, ar nemalonu liesti, kai išdžiūna, galime paskui dar modeliuoti. Tas paskui, tai sakykime, užsidėjus kažkokį tai kvadratinį metrą, siūlau labiau ilgiau nelaukti, galime imti kitą įrankį, markeris, kuriuo galime visą šitą faktūrėlę paprasčiausiai paguldyti, bet kol medžiaga dar drėgna ant paviršiaus. Kas duoda irgi kažkokį tai išraiškingumą, bet tą paviršių paskui jau išdžiūvusi kur kas yra maloniau liesti ir yra kažkoks tai, sakykime, sumodeliavimas. Ir trečias variantas, kad būtų, sakykime, ne toks monotoniškas, o labiau išraiškingesnis, imame mūsų teptuką. Ir jo praktiškai mes kūrime patys raštą, kaip nori. Jeigu mes braukom, visi mūsų potėpiai bus matytis. Ant jau išdžiūvusio paviršiaus, ne anksčiau kaip po paros laiko, mes galime mūsų, jau sakykime, sumodeliuotą paviršių dar suakcentuoti, sakant, pažymėti kažkokiais dar efektiniais dažais. Caparolo Alpinos produktui yra dviejų atspalvių, tiek auksinio, tiek sidabrinio atspalvių efektiniai dažai. Kaip ir dažyvės, jos nėra dengiantis dažai, jos tik tai suteikia tam tikrą efektą. Ir va šiuo atveju dabar jau ant mūsų to paviršiaus aš užtepsiu tuo pačiu šepečiu alpininiu, užtepsiu būtent auksinių efekto dažiukus. Principas vėlgi kaip ir visų dažų, mes dažome būtinai tik šlapės iš šlapę, mes irgi negalime uždžiovinti.
Nes visi efektiniai dažai, kurie yra vadinasi pusiau prasišviečiantis, jeigu tepsime ant padžiūvusio paviršiaus, automatiškai tai matosi, kad yra kur kas tamsiau, kas negalioja gerai dengiantiems dažam. Stilius paviršiaus dažymo yra kryžiukais, nes taip geriausiai yra atiduodama ant paviršiaus medžiaga.